trakšti ir išnarindavo koją. Piemenų gyvenimas buvo labai rizikingas, gal kartais ir kokią avį ištraukti iš kokio griovio. Kartais Dievui, ko gero, reikia mums padaryti skaudžiai iš meilės mums, kad mus išgelbėtų. Garbė Jėzui Kristui, šalom vėl visiems. Įžengėm į didžiąją arba kančios savaitę. Šiemet mes tokiu gražiu sutapimu išgyvename Velykų šventes kartu su žydais, su žydų tauta, kurie irgi švenčia Pesach šią savaitę ir jų paskutinė Pesach perėjimo šventės data 20, kaip ir mūsų Velykos. Vakar mes verbų sekmadienį, nepaminėjau, jūs dar prisiklausėt tikriausiai bažnyčiai, bet kalbėjom apie vartus. Per vartus, kuriuos gerasis ganytojas, pats būdamas ir vartai, ir būdamas gerasis ganytojas, veda avis į gyvenimą. Ir pratęsiu jums Jono Evangelijos 10 skyrių. Taigi 11 eilutėje Jėzus skelbia: aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avis nesavos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Šiandien lankantis Izraelyje, piligrimai gali dažnai pamatyti, ypač važiuodami į pietus link negyvosios jūros, per Judėjos dykumą, kad ir Betliejaus apylinkėse visur, ir netoli Jeruzalės, pilna visokių beduinų, sodybų, nesodybų, stovyklavičių, palapinių ir avių bandų. Ir galima matyti, kaip per dykumas, kuriuose atrodo nėra žalios spalvos, tik gelsvai išdžiūvusi žolė. Aišku, visai kitas reikalas kovo mėnesį, kai pirmieji lietus aplanko dykumą, kaip jį pražįsta, kai banguoja įvairiausiom spalvom sprogsta, ten viskas. Grožis neišpasakytas, spalvų deriniai, tai tada avelės atsigauna, bet paprastai didžiąją metų dalį dykuma būna sausa, žolė atrodo sausa ir reikia ieškoti kažkokių upelių, balučių, tarpeklių, kur dar likę žolės, kur kažkokie valgomi krūmokšniai, kur aukščiau pakylant į dykumų kalnus yra daugiau drėgmės, rasos ir ten kažkas dar žalia ir vat ieško tų ganyklų piemenys ir eina kilometrus ir eina su pagalbininkais, šuneliai ten, vienas koks prieki kur nors bėga, kits iš galo, trečias dar iš šono kur nors ir pakoreguoja vis bandą, išsiblaškiusias avis,
kurios kažką ten radusios bando krimstelt ir žiūrėk apsižiopsojo ir atsiliko nuo bandos, o priekį visada eina, dažniausiai priekį eina ganytojas, tas piemuo su kokia lazda dar. Na, šiandien jau nebėra toks pavojingas amatas būti piemeniu kaip Jėzaus arba Dovydo laikais. Anglai prieš 100-metį išnaikino grėsmę, išnaikino liūtus ir lokius Izraelyje. Tai šiandien tik zooparkuose ar kokiuose draustiniuose gal yra atsiradę tokių rimtesnių žvėrelių, o šiaip Dovydo laikais, manau, kad ir Jėzaus laikais piemenų gyvenimas buvo labai rizikingas, su pavojumi užsirauti ant kokio plėšaus žvėries, ypač naktį. Ir banda gali būti išsklaidyta ir pats piemuo gali nukentėti. Ir šaltis, drėgmė, rasa, vėjai iš dykumų su dulkėmis, tikrai nelengvas piemens kelias. Todėl Dovydas, pavyzdžiui, kaip piemuo, reiškia, buvo nevertinama šeimoje. Piemens tarnystę atlikdavo dažniausiai samdyti žmonės, nenamiškiai. Ir kai atėjo pranašas Samuelis pas Dovydo tėvą, atrodo, kad Jesė nelaikė Dovydo savo sūnum, nes jis pristatė visus savo sūnus ir tada pasirodo ne vienas iš jų nebuvo Dievo pasirinktas ir, siurprizas, pasirodo Jesė turi dar vieną sūnų, kurio nelaikė savo sūnum. Sužinojo gerą naujieną, kad turi dar vieną sūnų, Dovydą, kurį Dievas pasirinko, kad būtų Izraelio karalium. Dovydas ganė bandą kaip samdinys. Na, nesismulkinsiu ten, jūs paskaitykite Dovydo istoriją, ten gražaus humoro yra, kaip Dovydo tėvas buvo išsiskyręs su Dovydo mama ir vedęs tarnaitę, o tarnaitė susitarė su šeimininkė, apsikeitė vietomis ir vėl taip gimė Dovydas. Bet Dovydo tėvas galvojo, kad su tarnaitė miegojo ir nepripažino Dovydo kaip savo sūnaus, galvojo, kad jo žmona neištikima. Taip va, o Dievas patvirtino ir atstatė teisingumą ir išaukštino Dovydą. Taigi Dovydas, prisimenam, nugalėjo liūtą ir lokį ir tai jam davė tokias drąsos išstoti ir prieš Galijotą, kuris yra simbolis šėtono. Taigi, kodėl aš apie piemenį kalbu, apie ganytoją, primenu, kad tai rizikinga, gyvybei pavojinga profesija. Ir Jėzus primena tą realybę, kad dažnai samdiniai, pamatę vilką ar plėšikus, pabėga. Jiems avis nesavos, nerūpi, jiems rūpi tik atlyginimas ir kaip išnaudoti avis. O Jėzus prisistato kaip gerasis ganytojas, kuris nepabėga. Ir Dovydas yra toks pranašiškas ženklas to gerojo ganytojo, kuris nepabėga, kuriam patikėtos avis ir jis už jas kovoja, rizikuodamas savo gyvybę, kovoja su liūtu, su lokiu ir atkovoja, išvaduoja kaip mesijas, kaip toks gelbėtojas išvaduoja tuos avinėlius, kuriuos jau nešėsi plėšų žvėris. Jis buvo išlavintas kovoj. Bet šiandien mums svarbus yra tas prisirišimas, gerojo ganytojo prisirišimas ir žodžiai, jos pažįsta mane ir aš jas pažįstu, piemuo pažįsta asmeniškai savo avis, jas skiria iš balso ir avis prisiriša prie piemens ir atpažįsta jį iš balso. Ir dar mes dažnai paveiksluose matom Jėzų kaip gerąjį ganytoją, kuris turi tokią riestą lazdą. Ir aš asmeniškai nemačiau iš arti tų lazdų piemenų,
Aišku, jomis reikėdavo galbūt apsiginti, gal kartais ir kokią avį ištraukti iš kokio griovio. Mes galim prisikurti versijų, bet, žinot, sužinojau vieną tokią subtilybę, gudrybę tų piemenų, kodėl jie turi riestas avis. Jūs žinot, šunų dresiruotojai sako, negalima šuns auklėti ten, jeigu nori kažką pabausti jį, kad jis to ar kito nedarytų, kad būtų klusnus. Negalima ranką mušti šuns, tada reaguoja į ranką, gali perkasti ranką. Tai jeigu tu paimi laikraštį ir su laikraščiu duodi, tai jis ant laikraščio pyksta, bet ne ant tavęs, ne ant tavo rankos. Tai ir piemenys naudodavo tokią gudrybę, kai kokia atsirasdavo lyderė avis, kuri ten anarchiją užsiminėdavo, pasavaliaudavo kažkur, eidavo į šoną, neklausydavo piemens ir dar kitas paskui save vesdavosi. Tai piemuo su ta lasdelė iš paskos priėjęs trakšti ir išnarindavo koją, užpakalinę koją, sakykime, kokią priekinę, nesvarbu. Bet avis nesuprasdavo, kas čia atsitiko, suklupo per kažkokį pagalę, eidama, išniro koją ir nebegali paeiti. Ir tada ką daro geras ganytojas? Jis paima tą avį, atstato tos avies koją, jie skauda, jie negali paeiti. Tada jis užsideda ant pečių. Ir todėl jūs matėt gerojo ganytojo paveikslų visokių, kaip geras ganytojas neša avį. Kodėl jis neša? Todėl, kad jos koja skauda, jį išnarinta, jį traumuota, jį sužeista. Ir tokiu būdu ją maitina, ją neša ir jį prisiriša prie to piemens, prie to ganytojo ir jau paskui, kai jau pasveiksta, ji niekur nuo jo nesitraukia, ji šalia jo, o tuo pačiu ir visos kitos, kaip lyderės jos klauso ir klauso gerojo ganytojo. Tai va tokia piemenų gudrybė pasirodo buvo Izraelyje praktikuojama. Ir tai padeda mums suprasti, kas atsitinka mūsų gyvenime, kai mes bandom pasavaliauti ir kartais mums atsitinka kažkokia bėda, ištinka skausmas, kuris priveda mus prie Dievo, sugrąžina į maldą, ieškoti paguodos pas Dievą, ieškoti pagalbos ir mes patiriam tą pagalbą, patiriam išgydymą, išlaisvinimą, kažką tokio ir prisirišame. Tai kartais Dievui, ko gero, reikia mums padaryti skaudžiai iš meilės mums, kad mus išgelbėtų, kad mes nepasiklystume, nenuklystume nuo bandos, nepakliūtume į plėšrių žvėrių ar plėšikų nagus. Ir šitas ganytojas atiduoda gyvybę už mus, miršta už mus. Tie plėšikai vagys, kurie savinosi Izraelio avis, nekentė jo ir nužudė jį, bet jis prisikėlė, jis gyvas ir vėl ateina ir kviečia mus sekti juo, pasitikint juo, kviečia Izraelio vaikus sekti juo. Melskimės, kad žydų tautos žmonės pažintų savo gerąjį ganytoją Jėzaus asmenyje. Šalom visiems.